Labas, Kiotmeno lygos žiūrovai ir šiandien esu atvykęs į Plungį, Žemaitijos širdį, taip užrašyt ant jūsų pastato. Ir šiandien sustinku su Kęstučiu Petku, Plungės Babrungo vyriausiųjų treneriu. Taip. Tai pradėkim gal nuo mažą žaidimoką, ane? Aš iš karto. Telšiui vis tokia vykdžiau apklausėlį, palikau tas pačias 3 nuotrauks ir dar dadėjau kelis. Ir pažiūrėkim, ar tu atpažinsi tuos žmonės, ane? Nu tai pirmasis. Nu, čia visai aišku. Stankevičius. Stankevičius. Su futbolo vats, galim sakyti, Lietuvos. Nu, su pieno žvaigždžių Maikeliu. Kažkada buvusi krepšininkas. Jo, ton dalyk žinojau, kad iš krepšininkas yra atėjęs ir kažkas žaidis. Tai čia, kaip ir, kas aten vadovautis, tai kažkiek pasiduojant, pasižiūrė, iš kur žmogus aten. Antras. Nu, mūsų rinktinis treneris, legendinis futbolas žaidėjas, tai čia nežinoti būt nuodėmė. Edgaras. Jo, Edgaras. Jankauskas. Jankauskas. Trets. O. Čia gal iš arčiau to? O, čia iš arčiau. Harry... Čia su Maketauts. Su Maketauts, biški. Ne Harry Keynes. Ne Harry Keynes, su Klimavičius. Čia yra Klimavičius, teisingai. Iš veido ėjai pažinti. Jo, iš veido biškiai. Iš toliau būčiau apsakęs, kaip Harry Keynes. Nu ir dadėjau dar kelis nuotraukėlis, katrų nebuvau prieito laido. Pažiūrėkim, ką pažįsti trenerius, ane? Southgate. Southgate. Anglijos rinktinis treneris. Ir kaip tik po šio sezono ne po šio sezono, po Europos čempionatą atsistatydėm liktais Southgate. Jo, biški gail, man iš tikrųjų, kaip treneris šiaip imponona šį čempionatą nelabai, ten kažkaip sužaidė, bet šiaip kaip vis valdo, man iš tikrųjų vis atvesdavo Angliją. Imponona, jo, toks ramus treneris. Įdomus treneris, tik sakykime, galbūt nesusiduruoja su spaudimu žiniasklaidos visuomenės, pasakyčiau, gal iš tos pusės. Ant kits. O, jaunasis Guardiola. Pep Guardiola, parinkau specialiai jaunesnį, kad nebūtų per daug lengva. Teisinga? O, Bielsa. Bielsa? Nu, tarp tų 3 trenerių, katras tau arčiau. Bielsa vis tiek, Ar gal, sakyčiau, neveina nėra, kad sakykime, tarpins, gal sakykime, būtų tarp Bielsas to stiliaus ir Guardiolas tarp, sakykime, kažtokį. Nes teiktum tokį bėgėjimą visišką, kaip Biels propagavo, ne prieširėjais visiškai bėgėjim, tai tas Guardiolas toks žaidėjams, kai tik tas su kamuoliu. Supratau. Tai irgi nėra. O, Širmėlis. Širmėlis, jo galvoju dėsiu, jei nulėtojų patikrintam. Kauno Žalgiris. Kauno Žalgiris dabartinis. Jo, ir? Nu, čia mūsų, sakykime, geriausias treneris, Dambrauskis. Lietuvos rinkas geriausias treneris, Valdas Dambrauskis. Šią dainą, čia to nepripažinti. Šią dainą. Nu ir teikti turėjau, praktiškai iš 7. Tai... Ne, nu, trenerės nesunkiaus, teik. Nu, ir čia buvo aukščiausias klasės beveik tai trenerė. Treneris, kaip pas treneris, tai stebi, žiūri, kom daro, kaip daras, tai sužiūrėti, tai čia. Nu ir pereikim tada jau prie tos kitos dalies. Vakar turėjot rungtynes, ne? Video įkelsiu galbūt, jau ne šiandien nesuspėsiu, bet rungtynės įvyko penktadienį. 5-0 prieš Garliavą, čia jau toks, kas sudaužė, sakykime, ne? Nu, galim sakyti, nedai sakykime, kad čia kažkaip sukrėto, bet iš tikrųjų pelnyta. Pelnyta pergalė? Pelnyta visiškai, sakyčiau, gal net iš blogos pusės nustebėjant. Kaip sakyčiau, gal toks, kad 2 medalių pusės buvo iš vienos pusės, buvo labai sunku ruoštis, nes žinojom, kad daug žaidėjų pakeitė ir nežinojom tų pavardžių, kaip gal žaisti. Ir iš kitos pusės, kaip atvažiavo, ruošimės, sakykime, kapaniai anksčiau žaid, didelį akcentuovom vis treniruoti savaitę, tom planu. Ir atvažiavo, pakeitė visko, taip iš vienos pusės galvo, čia gal bus toks iššūkis man kaip treneriau, čia dabar laivą pakeisti, sudėlioti, persidėlioti gynybinis planas. Spręsti veito. Jo, gal mes ginsimės keis, nes jau visiškai karnalė vis keitas, perė iš 3 gynėjų, 4 gynėjų, ten vėl turi keis vis gynybinį planą, to veito, ir po to, kaip sakyt, rungtynės, kai prasideda, įvyka tam tikras sutarimą rungtynių metu, tada tu turi staigiai reaguoti, žiūrėti komandą, sudėlioti laivą. Bet atvažiavo, iš tikrųjų, padrika komanda, be jokių sutarimų, viens ten dar, kits ten dar, matos tarpusavy viens kit nesuprant, ko daryti, tuoj balagans atvažiavo iš tikrųjų, tai sakykime, savo mes 3 bėgių galėjom sakyti, tai lengvai pervažiavom,
Mhm. Iš tikrųjų, iš tos pos biškai turbūt nuliūdint garliau, tikėjos rimtesnį pasipriešinimą. Ir užmėsiu žiūrovam pirmos lygos lentelį. Šiandien esat ketvirto vietos su 29 taškas ir, pirmos vietos tai atsisker, 6 tašką, ne? Ten sužaist rungtynį šiandien ir atrodo net taip daug, net keli tašką. Ir jau kokį tret sezon gal išėlis, ne? Taip panašiai leikt atpenkti šeštį, ketvirtį. Ir tai kokie tai komandos tiksla? Tiksla, kaip įvas laik mūsų, jis rink daugiau taškų. O ton lentelį, kaip matysim, visi apskiras. Kažkad ir žiūrėjom, kitų metų, jeigu būtumėm surinkę pernai tiek pat taškų, kiek pirmam sezonui būtumėm buvę trejetoj. Sakau, čia labai skirtinga, tas kaip komandėlės. O per 3 metus pajuta lyga pastiprėjai, pasikeitė. Stiprėja, jie atsiranda daugiau tų, kaip sakykime, profesionalių komandų, kur treniruočių procesą žiūri rimta ir tu pat tu žiūri, kad tu pačiu taurės varžybos, tu žiūri, kaip žaidė pirmos lygos komandos su A lygom, nebėra jau tuo visiškai didelis skirtum. Jau nieko anksčiau atvažiuoja ir bam. Dabar jau vis tiek tuortos A lygos komandos, jeigu bent biškai pražiūri per pirštus, tu gali bausti, tu pat pavyzdys, o ką perna. Čia būsim, sakykime, čempionas Panevėžį išmet lauko pirmos lygos komandų, Neptūnas. Tai sakau, čia tai skaitytis jau su pirmos lygos komandom. Muša daug įvarčių, esat atakuojant toj komandą, 28 įvarčių mušiant. Berods tik 3 komandos, 4 komandos. Taip ir esat ketvirtai su 4 komandom daugiausiai mušančių įvarčių. Ir turėjo savo komandą toj žaidėjai Devensą, katras dabar ir pabėgęs į A lygą, į Transinvest ir tenuns muš įvarčius. Tai ką atkapstė ton talentą? Ne, kaip kiekvien, sakykime, aš sakyčiau, čia gal net ne mūsų didžiausias talent, kad tas dabar žaidė Europos lygo ar Azerbaidžian. Dabar žaidė Europos lygo, o ten, sakykime, kur žaidės atvažiavo ir karjerą, iš tikrųjų, per 2 metus padarė karjerą, kur atvažiavo čia žaisti vos nesakykime. Gali priminti pavardį. Džuninio. Martins, ja. Martins Džuninio. Jo, Kubovas, kad atvažiavo pas mus, tą pirmos lygos Lietuvos žaidėjas ir išvažiavo teisę į Azerbaidžian. Ten sužaidė 1,5 metų, gerą sezoną sužaidė, dabar perėjo į topinį komandą Azerbaidžian į Europos lygų, dabar Šalomonsas Slovėnas dabar žaidė, įmušė golą Europos lygo ir atkratė 4 tims Slovėnam. Ton sekam, o Devensas, sakėm, Bangelėm ir, sakėm, mūsų buvo žaidėjai, sekė, ką tas pabendrauja senau, sekė, ką panam sekas, iš tikrųjų, malon matyti, kad tuo A lygo pirmam tas sezonas. Ypač, kad komanda atrodo žema, bet vis tiek susivarčius susirenka. Ja, to ir to, savo ego, to iktoranca, nugalėtojai nori būti nugalėtos vis laik. Kas anon varą, iš tikrųjų, kas liet kaip žmog, kaip darbininkai, iš tikrųjų, nebuvo dar tiek suteiks, kur tiek daug įdėt pastangų dėl savo tikslo. Iš to, sakėm, gal tos charakteris, sakėm, savybs, gal kažkiek biškai tabdanom, bet apkapant daug darbo, tai iš tikrųjų gali rodyti pavyzdį daugam. O dabar turat Babrungai, ką galėtumėt išskirti, katron galbūt greit metų galėt netekti, nes yra irgi... Jo, vien, sakykėm, netekom. Jau netekom. Jau vien netekom, išvažiavo į Bangą. Į Bangą, jo. Pavardė? Sauza. Sauza, teisinga. Džiuga žaidėjas atvyko pas į Babrungą ir iš Babrungą į A lygą vėl iššokė į Gargždų Bangą. Ir jau Mošą mačiau įvartį, netgi pirmos rungtynės. Pirmos rungtynės jau muštam, iš tikrųjų. Stiprus žaidėjas. O dabar matysim. Turėjom kelis jaunus tos užsieniečius. Sakėm, taip pat mūsų lietuviuką jau, sakėm, užauga. Irgi galbūt, kai sezoną gal pamatysim kažkur išvykstant, arba nenumatysim, kaip čia suvilios. Bet čia, yra vis laikmas, kad duodam tiem žaidėjom čia terpę atsiskleis, manau, čia labai gerai terpės mums atsiskleis, vienam žaidėjau parodyti savo. Tom pačiu, Telčys buvo atvažiavęs, Baguš, pažaidė, gal bištų žaidinis praktiks, pajuots, kad gal žaist, grįžti Telčys, važiaugamės pakankamai reguliarią žaidį. O dabar A lygo, jo, Bagužs gauna nemažą daug minučių. Dabar, ką žiūrėt, A lygą stebėm, tom pat, pažiūrėkė, Nekučiaus pavyzdį. Pamušo biškai, vis išvažiavo į neblogą čempionatą, tai gal pasitikėjom. Slovėnijoje, ne? Jo. Ir jau Moš irgi įvarčius. Ir žiūrėjau, ton veina įvarčius, mačiau tikrai gerą kokybišką įvartį. Apsisoka, mažam plotį apsukti ir tokį įvartį. Mačiau, ir aš labai gerį Moš. Tas pasakau, į Bagužs, tai reikia muštus 5-6 įvarčius, tu A lygo, žiūrėk, kažką, kad tą rinktą atsidarys. Ir pirmą dalį, čia pašnekėjom apie komandos tikslus, tu taip atsakė, kad kuo daugiau taškų surinkti, tai kiek surinkot praėjus sezoną taškų, tai ir kiek šį sezoną tada turat surinkti?
dabar tura 29, tai praėjus sezon, kiek buvo surinkę? O dabar nepasakys. Nebepasakys. Kažkaip apie 60 Mhm. kažkiek. Tai dar tiek pat beveik. Bet dabar, ko mes lyginom, ko jau lyginom su pirm sezono dalį, su pernykščiu sezono dalį, tai turėjom tik tą 2 taškas mažiau Aha. negu pernai. Negu praėjus sezon. Jo, Mhm. jo, tai skaičiai labai panašus. Tai nes mes pernai turėjom labai pradžią, labai gerą, 7 pergalės, bet po to daug. Mhm. O dabar toks, sakykim, jeigu vertinam tų pirm sezono dalį, toks lygesnis buvo tas tvarkinga. O dabar stengsimės, jau ta komanda jau nemaža tų į pokyčių buvo. Mhm. To komando dabar jau atrodo apsitrynėm, jau kaip su Garliava čia, sakykime, buvo jau toks jau lygis rungtynis, kaip pasakyti, nebuvo daugiau rungtynių metų, kaip lygiai, naėjom, Garliava neturėjo jokių variantų. Mhm. Ir kaip tik dar persižiūrėjau šįryt rungtynis tas, tai Garliava visiškai nieko neturėjo, tai tas džiugian ir gynybinis, kas mums nebūdingos, esam atakuojant komandą, jau 4 rungtynis nepraleidam įvartį. Tai tas iš tikrųjų labai džiugina, matau, tas, ką mūsų jaunim žaidėm, tai tobulėja jau mažiau dar tų paprastų klaidų ir varžovom sunkiau darosi įmušti mums. Nu ir paskutinis, tad pirma dalė, ne, su Babrungu, tai kas bus, jeigu laimėsat, ar Babrungą galėtumėm išvysti tą lygų? Manau, visi įmanom. Viskas įmanom. Vis priklauso nuo pinigų, kaip savaldybė pasižiūrės, kaip laimėja, jo. Aš manau, čia viską atsiremti finans, bet kad kažkada buvo topiai, kad mes esame į pirmą lygą, padarė žingsnius, kad atėtumėm. Aš manau, tas pats lyg stadion po biškį tvarkomės. Aš manau, turėsim vien geriausiai tuo stadionu. Iš tos pos, jeigu sutvarkys. Gerai, kad priminė dėl stadiono. Jūs dabar turat čia žaidat visą varžybą tam stadionui, tam šitą manėžį. Ir jums sutvarkė miestą pradžio, ne, stadioną, kur buvo senai stadionas, dabar ir visiškai sutvarkyts labai gražiai, bet kodėl jūs ten dabar šią dieną nežaidat? Ar kažko trūksta? Ar... Jo, dar trūks, reikia tvarkyti patį dangą, tvarkyti, nežas nėra. Bet ten bus natūrali žolė, ar? Jo, tai natūrali žolė bus. Tai ateityje vis tiek žaisat tiną, ne, kažkada? Jo, kažkada, sakykim, tikamės, gal kitas metas jau gal išės. Gal priklausys. Dabar prasidėti tvarkim darbą, žiūrėti, kas ten yra, laistym sistemą, ten liktai biški irgi nėra pat geriausia, reikia žiūrėti, gal ką normaliai laistytų, pat. Tada reikės DNR sutvarkyti, tada reikia pat žuolį paruošti normaliai. Dabar, sakykime, ten buvom, kad čia mums keitė tirptų dangą, tai ten yra umės, tai nėra pat geriausia kokybė, ten yra tiem tink, vakų grupės kai kurios ten jam, bet, sakykime, kokybišką futbolą žais, tai ten... Ateityje bus. Nu, reik manyti. Kaip sakė, jeigu neturės gerų žmogaus, kad tas mylės tą aikštį, tai irgi sunkia tu turėsi tą aikštį. Bet gerai, jau dabar bus, jau skaityk, tura čia stadioną, ten stadioną, miestas juda į priekį, keitas tos sąlygas, gerėtos sąlygas. Nu ir tikėkimės, kad turėsite to natūralios dangos stadioną Plungė. Aš manau, tik klausiams, kad turėsim to. Nu ir gerai, keliamės į antrą dalį. Nu ko, nuo antrą dalis ir vėl pradėkėm su žaidimu, ko ne? Pabandžiau aš pasirašyti kelis klausimus. Žaidimėlis Blitz turi atsakyti Blitz greičiu, žinau, per sekundį. Sugalvoti atsakymą. Čia tau reikia pasirinkti. Premier ar Bundesliga? Premier. Premier ar La Liga? Premier. Tai esi Anglijos fans. Visiškai. Supratau. Geriausia lygos komanda? Vilniaus Žalgiris. Vilniaus Žalgiris. Kas kris į pirmą lygą? Banga. Banga? Knyga ar kompiuterinis žaidėjams? Greita. Nu, knyga, sakykime. Knyga. Kebabs ar cepelins? Cepelins, sakykime. Nu ir omdžiaus klausiams. Ronaldo ar Messi? Mon Ronaldo. Ronaldo. Nu tai tuok žaidimėlį sužaidėm gerį atsakymą iš tikrųjų. O Banga iš tikrųjų praeit varžybų sužaidė 1-1 su Kauno Žalgiriu. Labai iš tikrųjų gerą futbolą demonstravom Banga. Ne, iš tikrųjų neiškris. Per mėnesį, kad tai. Blitz klausimas. Artimiausias kaimyns iš karto. Jo, tas, kad sakė, kaimyns dėgim. Supratau. Turėję tokį įdomį išvyką, mačiau ten ir įsikėlis, nekalbėjom, buvo išvyks į Afriką, į Nigeriją, ne? Taip. Ko ten veikė? Žiūrėjom jaunuosius talents Afriks, važiavom skautinim programą, pasižiūrėti, ko ir įmanom kažko galbūt atsivežti, pasižiūrėti čia į Europą, užkabinti. Nu, vat kaip ir daugom. Darbėnė, ne, tokį išvyką ir kiek laik prabuvo ten?
kažką apie 18 dainų, gan nemažai, iš tikrųjų intensyviai, labai intensyviai. Tai važinėjot po nemažai. Jo, visą skraidėm. Nigeriją, Jo, skraidėt skraidėm po... į stadionus, į akademijas kažkokius ir Jo. žiūrėjot toks principas, kažkokia amžiaus būtent ar toks principas buvo ten organizuojam, atvara 2 akademijos komandas, nuo žaid. tarpusavį? Jo, tarpusavėje buvo tų eksperdien būdavo 5 rungtynės, 6 rungtynės, ir tada iš tų vieną dainą, antrą dainą, ir trečią dainą mes skautinam, raštom pas geriausius žaidėjus, ir tada jau trečią dainą jau surenkam 2 11-tokus pagal pozicijas, ir tada nei tarpusavėje žaidė, tada žiūram, tai geriausiai žaidėja, kaip ten atrodo. Ir tada žymys pasižiūri kas galėtų. Iš tikrųjų, pamatėm įdomių žaidėjų, iš tikrųjų, įdomi rinka. O tai amžius tų žaidėjų? Ribotas ten kažkoks? Nu, maždaug tokių buvo 17-18, tai jau galėtų atvažiuoti. Buvo jaunesnių tų vakų, iš tikrųjų, įdomių vakų, buvo 2-8 kelis matėm. Įdomis, padarė, aišku, sanas niek nepadarys. Bet čia pati Afrika paliek, iš tikrųjų, labai didelį potencialą. Tai jūs išvažiavo čia tik Babrungo delegacija, ar iš Lietuvos, ar kaip čia viskas veika? Dar buvo iš Turkijos. Iš Turkijos? Iš Turkijos buvo. Dar žinau, turėjo būti iš Maltos ir iš Vokietijos, bet neatvažiavo. Mes buvom tokie, kaskiem, kaip 4 galbūt. Neklystu, kai kur su skautinim. Daga ten pratėsi programą buvo, ten buvo ir treneris išvedė Štalis, katras dirb Lietuvos. Štalis, tai buvo katras vedė mokymus treneriams. Ten tas pats Malinauskas, vartininkų treneris, vartininkam vedė, seminaras, toks buvo kombo ten toks. Ir norint tą skautiniam sistemoje ir edukauti trenerius ir pasižiūrėti tos žaidėjus skautinimu. Iš tikrųjų, įdomi patirtis, iš tikrųjų, per kartą. Tai 18 dainų pasižymėję kelis žaidėjus. Tai koks tas sekonis Babrunga taps? Ar pamatysim kokį talentą neužilgą, ar koks šį planas yra tada su tau skautinimu? Ką pasakyti, bus matyti, ką paskondylins, ten kai kurie žaidėjai priklauso tam tikrims klubams, kaip skaitant, šnekėti, kaip. Čia ir nesam tas klubs, katras galėjom, tarkim, mokėti transfer sums, ar dar kažko, ten toks, kaip sakyti, ateities, jeigu они matytų, kad būtų perspektyva čia atvažiuoti, galbūt ateitie kažkon iš tų žaidėjai gauti, tada kažkon galėtų sutarti, bet čia skauda. Dėrybų, dabar jau dėrybų klausimą vas. Tai kon pamatė dar Afriko, ar patiek kas, ar nustebėn aplaman, ne kaip darbinis gal, ne tos kelionės, kon pamatė, ar buvo kas, kon galėtum papasakoti? Mes kaip sakyti, kad nuvažiavom, ten buvom ne kaip turista, ne turistinės veitos, tikra ten realybė, iš tikrųjų, pamata, kaip gerą mes gyvenam Lietuvoje. Tai kas čia skundas, tai ant reikėtų nuvežti, sakyti, ten pagyvenkti ir pamatys tikrą gyvenimą, kur žmonės, kaip įkalbėjom su tas vietinės, kas ten tam gyvena, tai sakom, to Nigerijoje 90% kiekvieną dainą sudarinėja gals, kaip sakyti, iš gyvenim galvoja, gaus pavalgyti, ar negaus pavalgyti, ar turės pavalgymo, o neturės. Ir po to vytan 10% turtingi, kaip vidutinis klasė nietas, arba vargšas, arba tais turtingas, o tam žiūrtas, tai vargšas žmonės, tu matat, ką panei gyveni, tu suvoji, kada neto reikios ateities, čia gimė, čia auksi, čia numirsi tam vaist. Tai toks, tada suprant, koks pas mus ir ta pati sistema žmogau, kiekvienas esam savo kalvis gyvenim, tu stengsis, įdės pastangų, tu susikors gerą gyvenimą, neįdės, nesusikors, kiekvienas. Ten už bord rats pakliuva, gimė net vieto ir vaskas. Ir vienintelis sportas, kada matanai pasims, ir vienintelis sportas, iškart, kur tu gali išlipti. Ir ką panei kabinas, į ton sportą, aplama, ne tik, sakykime, futbol, bet jau esant talentingesnį daro visko, kad išlipti iš to skurdą, atvažiuoti į Europą, susikoršą gyvenimą. Tai aistra futbolo jau yra aukštam lygiai. Ten, sakykime, gal ne teik aistra futbolo, kiek aistra išgyventi, susikurti gerą sąlygą, nes tas pats šalis pakankamai nesavo nusikalta. Mums sunkiai išvažiuoti visgi į Europą dėl tų vizų ir taip toliau visokių ribojimų. Tai kada sekundį išvyko, važiuosite dar kartą, ar turi tokių planų? Nežinau. Matysim, dabar neaišku. Tai ten planus ir dar kas pos metų, man atrodo, o matysim. Aišku, priklausys nuo tų visų, kaip ten visas tos darybos. Jeigu ten labai sunkiai, nieko suderinti, tai koks tikslas važiuoti. Ketvirtą temą, net nebestabdom, važiuoja mane į paskutinį mūsų temą, tai kelias Europui. Pakalbėkime apie mūsų komandas, visgi, ne tos, katros dalyvavo Europo. 4 klubą buvo, katrai dalyvavo Europo, Transinvest laimėjęs Taurį. Ir 3 iš
3 nugalėtoja, ne? Aukščiausias lygis. Tai Panevėžys, buvę čempioną, ko gero savo viltis jau laido, ne? 4-0 prieš Lenkijos klubą. Kaip manai, ar ten yra šansų grįžti? Jeigu jau tu numus, tai gal ten išvyko ten dar sunkiau, ten be šansų. Matėtas rungtynės, ten per pusvalandį praktiškai viskas įvyko. Net ne per pusvalandį, iki pusvalandžio. Jo, ketvirtą rocio 3-0. Jo. Ne, be variantų lygis skirtumai iš tikrųjų. Bet iš kitos požiūrint, Panevėžiaus kelią. Pagrindinis tikslas ir buvo tas pirmas etapas. Bet ten reikėjo mirti, kad praeitų. O dabar esu dar turi papildom rungtyntų, finansus, kad jeigu tau į šį sezoną lygoje Europoje greičiausiai nebeužkabinsi. Tai bent jau turės biudžetą, komanda galės išlaikyti tom patį, gal pasivėlį geresnį žaidėjas ir kitą sezoną bandyti užsikabinti ant Europą. Nes šį sezoną, ko gero, Panevėžys jau nebišoks į trejetą. Iš čia labai burna tieskim nepakrėta. Dabar jeigu pralaimės gaus labai stipri komanda, o irgi bus labai sunkia tam praeiti ir teorinė šansa. O konferencijos lygs ant playoff jau ten playoff jau nebuvo ant silpnų komandų, jau ten irgi gausi tikėtina stiprų komandą ir įgrupsi iš tikrųjų. Sakėm, jeigu lyginant, kon galvat Latvijos komandą ar RFŠ, tai nepalyginsi, jeigu ten gal Tarmų žais, jeigu iškres, tai tu jau gali praeiti viskas jau, jeigu tu Europos lyg praeis tą etapą, tu į konferenciją įgrupsi jau šoks. Aišku, kiek priklauso nuo tų pačių buvo, kiek Panevėžio. Pat blogiausiai gautum porą ir visai tau Europą galbūt skaičiautas dainis. Šiaulė, iškrėta jau pirmam turi. Berods 2-0 ir 2-1, jeigu neklystu. Po 0. Po 0, jo paskutinės, ne? Po 0. Jo, paėm 2-0. Tai Šiaulė nepraeini per etapą ir toks žaidėms, toks blankus, toks klampus, toks kaip yra lygo, ne? Toks. Jo, Šiaulės galbūt labiausiai ir nuvilštų europinių komandų, kur tas, sakykim, futbolas, aš nemanau, kad kažko daug geresnis. Ir įdomus praloš 2-0, tai tokia, kaip saka, toks rungtyns, toks. Gal tas jaudulys pirms karts, šiaip žinau, Mindaugą, kad uns moktum motyvuoti tom komandą, moku žveisti, bet kažkas nepavyk. Gal visgi rek komandų tų legionierė, ne, to biškį įmaišyti? Ja, ypač žinom, pats matom to Lietuvos mūsų rinką, mes esam daugiau griuvėję Lietuvė. Galbūt atraminė sauga, ten vartininkų, sakykim, turėjom gerų gynėjai, sakykim, gal labiau mokam griauti, o įmušti mes neturėjom tų žmonių, kas įmušti, tai turbūt tas techniškesnis, tas užsienietis, kad tas galėtų greit žmogus pabėgti, įmušti. Nu ir trečia komanda, Transinvest, katras iškovojo teisę laimėjus taurį, tai lošė prieš Čekijos komandą Mlada Boleslav, jeigu gerai ištariau. Tai 2-0 po pirmų varžybų ir statistika sako, kad Čeka atlieka 26 smūgis ir 7 vartų plotą ir Transinvest 6 ir 4. Tai kaip ir tas jau smūgių į vartų plotą netepa nebaisė, prie gerą norą galėjo gal biškį kitą būti, bet 2-0, kon mana numūs Transinvest gali pasiūlyti, gali grįžti, ne? Bejo, aš čia čekų futbolą ir kažkiek sėki žiūri. Tu rungtynį nematėjau? Ne, rungtynį nemačiau, bet bendrą lygą, kad žiūrėjau, kad čekus gavo, tu žinai, kad čekų lyga yra gera, ten pastovė žaidai ir grupės, ten geras lygis ir ten bus sunkiai. Plus gal kažkiek nustebint pas Transinvest, kad Monakim nepasistiprina, teikia kažko pastiprinti, žinau, tikrai. Europos lyga dar kažko nustiprinti. Specialiai geresnių, brungesnių žaidėjų, plus kad patrauktų ant komandą iš dugną ir to Europo kažkiek galbūt patriukšmauti. Bet čia pasirinkti konservatyvų, manau, kelią ir klausiams to pačio lygo, ar pavyks išgyventi. Nu ir paskutinis klubs, katras žygiauna, ne? Vilniaus Žalgiris. Tai pirmas rungtynis laimėjo nei prieš Suomius, 2-1, numūs, tada išvyko 1-0 ir dabar gavo Kipro komanda Pafos. Ten jau pats Žalgiris buvo įmetęs apie Pafos tokią aprašymą, apie ton klubą, nei pateko čia šitą irgi taurės būdų ir 2-1. Žalgiris tokį rezultatą. Tai kon mana, sekantis rungtynis, kom prognozuoju Žalgirio, praeisam, nepraeisam? Bus sunkia, kad buvau 2-0, jau turėjau neblogą rezultatą,
Ir sakykime, tos rungtynės ten žiūrėjau, to įvartį praleido, to nuo antro, to kur galėjai apsiginti, bet praleido tas 2-1, toks iškart labai daug keitas, labai didelis skirtumas tarp 2-0 ir 2-1, ypač kad tas įvartis, jis išvyks įvartis santyks, ten tas pasikeis, taisyklė yra, tai sakykime, 1-0, jau tau praleis, 1, jau tu viskas, jau tu nebės kitam metą, sakykime, tau dar pratęsim gal reikėtų žaisti. Jau. Tai Slidus rezultatas. Jo, ir gal, sakykime, gal kas esminis dalykas, čia žaido ant dirbtinos dangos, Žalgiris ant dirbtinos dangos į geresnį komandą, ten žais ant žulės. Ir ten bus sunkiau. Aš manau, kad ten jau Žalgiris turės gintis ir aš net nebejoju, kad pasirinks ant atsargesnį planą, bandys gaudyti ant kontro. Tai bandys liepti, kiek matėm irgi nestebuklinga ta komanda, daro tų klaidų. Yra tų spragų, aš manau, treneris ten neblogą dirb. Tai rastų tų spragų, rastų tų, kur gal užatakauti. Ir šią neblogą formą demonstruoja, manau, ir manom, nėra taip, pasakykime, jokių šansų. Aš manau, kad yra šansų. Spėk rezultatą, tiksliai, taip, pabandyk. Aš manau, kad po 0 baigs. Po 0? Taip galvoju, po 0. Tai teigiams rezultatas Žalgirio. Jo. Nes statistika iš praeitų rungtynių. Tai 3 kartus Žalgiris smūgiavo į vart plotą, 2 kartus pataikė 2 įvarčiai. Tai, o Pafos smūgiavo 14 ir 5 pataikė. Statistika galbūt biški geresnė ir galbūt įtakoja, kad Žalgiris susimoštų įvarčius, biški galbūt atidavė to iniciatyvą, žinai, reikėjo lėpti, ne, gal susidaryti į smūgę iš to. Bet pačiu rungtynį mačiau, bet peržiūrėjus tus highlights, tus geriausius momentus, tai atrodo, kad vieną momentį te turėjo tom, kur įvartį moš tą Pafos komandą. Tai aš irgi tik už Žalgirių ir manau, kad to praeito netapo. Ir, kaip tu minėjai, 0-0-1-1, man atrodo, labai turėjo būti logiškas rezultatas. Manau, gintis Žalgiris moka, nei ton tik sistemą, to žinau, kad tek prieš dublę žaisą, nei ton tokio ir siaura, ten sunkiai yra praeit. O, sakau, tokia pro komanda ir nėra kvalifikacija žaidėjai, ten kažko vaudyti, geresnį, kas kai žaidėjo, individualiai daryti skirtumą. Tai pasidarius gerą gynybinį planą, aš manau, ten atsilaikys. O nubėgti irgi ir kam, tai nežinau, čia gal ir išlošti, bet aš kažką tikiu, kad gal praeiti. Nu ir paskutinis tada. Su kuo žaidat sekundes rungtynės Babrunks? Su Panevėžiu B. Su Panevėžiu B. O Panevėžys B šiandien stov kur? Užmeskėm antro pusė lentelės. Tai tikėkimės pergalis ir lipket ir Babrunks į A lygą, ne? Nu, stengiamės daryti visko, kas geriausia. Kas geriausia. Nu tai kon, Kęstui, ačiū už pokalbį, o aš važiuoju į Telšius, nes loš Panevėžys su Džiugu. Gerai, iki. Iki.